Sveiki visi, šiandien aptarsime vieną taikinį, kuris vadinasi Quartering Target, tai yra ketvirtinis lietuviškai taikinys, kaip iššauti. Jisai gan klastingas taikinys, todėl kad jisai dažnai būna mašinėlė pastatyta arti šaulio ir jisai skrenda kirsdamas aikštelę. Tai kas svarbu šaunant šį taikinį? Labai svarbu yra teisingai pastatyti ginklą, kurioje vietoje bus ginklas, kur nukreipti jūsų vamzdžiai ir kur jūs žiūrėsite. O stovint arti šitos mašinėlės ir šaunant šį taikinį, jūs turite pasistatyti kiek tolėliau jūsų vamzdį ir žemiau trajektorijos. O žiūrėti truputį kairiau, bet nežiūrint į mašinėlę. Kada pamatysit šitą taikinį, jūs būtinai turite lenkti šitą taikinį iš galo ir iš karto spausti gaiduką, kaip tik aplenkia taikinį, nežiūrėdami, ar turite ar neturite užmetimo. Visas procesas turi atrodyti taip. Jūs lenkiate taikinį ir spaudžiate gaiduką. Ir taikinys tikrai suduš. Kaip atrodo šitas dalykas? Pasistatom truputį toliau vamzdį, atsisukam truputį atgal, pastatom jį žemiau trajektorijos, pasukam galvą. Kada pamatom, kada taikinys išlėkia, pradedam judėti, keliant vamzdį į viršų į trajektoriją, lenkiam taikinį, iš karto spaudžiam gaiduką. Kalbant apie tą patį taikinį, jeigu mes stovim truputį toliau nuo mašinėlės, atsiranda truputį didesnis kampas ir mes, kada lenkiam šitą taikinį, jau lenkdami šitą taikinį mes turim šiek tiek matyti užmetimą. Bet vėlgi patarčiau šitą taikinį šauti tik tai lenkiant. Nepradėti vesti priekyje ir neatsitraukiant nuo taikinio. Todėl, kad mes taip galime pamesti trajektoriją ar būti truputį visada priekyje taikinio. Tai pažiūrėkit, jeigu mes stovim truputį atokiau nuo mašinėlės, mes pasistatom vėlgi žemiau vamzdį trajektorijos, pasukam galvą į išlėkimą. Kada išlėkia taikinys, tada dedame šautuvą, pradedam judėti, lenkiam taikinį ir matydami truputį užmetimą spaudžiame gaiduką.